Jei tai būtų patiekalas, ši programa turbūt labiausiai man primintų kažkokio tai tipo sočias salotas, nes ten yra pakankamai įvairovės, kaip ir programoje. Aš Ainius Lašas, politologas, taip pat socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas. Studijų programa Viešoji politika ir saugumas išsiskiria dviem aspektais. Pirmas – tai yra tarptautinė politikos mokslų programa. Joje mokosi ne tik lietuviai, bet taip pat ir daug studentų iš viso pasaulio. Antras aspektas yra susijęs būtent su vadybinė jos dalimi. Tai yra mes galvojame apie saugumą, bandydami suprasti, kaip praktikoje galima suvaldyti rizikas susijusias su saugumu. Šios programos absolventai gali užsidėti daug pliusiukų savo. Vienas iš jų tai yra kolegos, su kuriais bus studijuojama ir galima bus tiesiog tapti draugais, tapti bendradarbiais, pasimokyti vieniems iš kitų. Šios programos studentai dirba įvairiose organizacijose Lietuvoje ir užsienyje, dirba tarptautinėse organizacijose kaip Europos Sąjunga, Jungtinės tautos ir panašaus tipo organizacijos. Pabaigę šias studijas, studentai turės labai konkrečius įrankius, kurie leis analizuoti saugumo situaciją regione, šalyje, savo organizacijoje. Būtent šitie keli lygiai ir gebėjimas suprasti ir įvertinti situaciją tuose lygiuose turbūt ir yra didžiausia pridėtinė vertė.